pavyko šiaip ne taip prisijungti šitą prastą kinietišką mikrofoną prie diktofono. Reikalai tokie, kad išsimiegojau šiandien hostelį Krokuvai. Tai dabar važiuoju link Aušvico. Bandžiau žiūrėti, kad eilės realiai kokius 2-3 savaitės reikia registruotis į turus. Aš nieko nesiregistravau, nieko nežiūrėjau. Viskas užimta internete, tai mano šansas pakliūt. Iš bėdos šiaip lauke pažiūrėsiu, bet jeigu labai pasiseks, gal net pavyks man praslyst kažkaip į tą ekskursiją. Po Aušvico jau lėksiu link Slovakijos. Fūra kaip dė. Šiandien planas bent per pusę Slovakijos nuvažiuoti tiek, kad rytoj jau galėčiau iki Budapešto laisvai į Vengriją. Man įdomiausia, kaip su tais orais, nes nuo jų labai daug kas priklauso, kur miegosiu ir ką veikti reikės. Nes per Lietuvą tai važiuoti malonumo labai mažai. Labai karšta. Šiandien ypač. Atvažiavau į Aušvicą. Tai dabar man užduotėlė pakliūti į vidų, nes viskas, kaip sakiau, rezervuoto, aš gražiai paverksiu, gal leisiu kokią grupę. Einu pabandyti. Ką jūs galvojat, atstovėjau 2 valandas, 30 laipsnių karščio, bet bilietą gavau. Šiandien varau į Aušvico ekskursiją. Nesitikėjau, kad gausiu, bet pavyko, liuks. Visas šlapas, labai pavargęs, bet įdomu. Su tuo atveždavau žydus. Panašus kaip ir lietuvius veždavau į Sibirą. Žiauru šiaip. Labai ne kažką. Sako, atveža čia. Kiek 1000 žmonių pastato šventos platformos. Ir tada užskirsto, kas negyvens į kairę ten eina. Kas gyvens į dešinę, dirbti. Tai maždaug taip atrodė tas Aušvicas. Teritorija ten buvo tiesiog milžiniška. Kad pereiti iš vienos stovyklos pusės į kitą, truko čiut ne 15-20 minučių. Ir čia į vieną pusę. O išgirdus pasakojimus, kokie dalykai ten dėdavosi, man iš vis buvo sunku suvokti, kaip kai kurie žmonės galėjo išgyventi visas tas baisybės. Turas baigėsi apie 6 valandą vakaro, o planas, kad tą pačią dieną nuvažiuosiu iki Slovakijos vidurio, vis dar buvo gyvas. Bet susidūriau su viena problema. Labai štai debesis ir šitas oras nepatinka. Labai nenoriu lietaus pakliūti. Kad jame miegoti reikės, tai 100%, bet kažkur į tokį žirkelį įsukti reiks ir pasistatyti palatkai. Granica Anstva. Pagaliau esam Slovakijoje. Bet nuvažiavus šiek tiek už sienos teko sustot. Ką galiu pasakyti, sėkmės man šią naktį. Vos spėjau vietą surasti. Apdengiau vabocą, miegosiu pas kažkokį ūkininką laukuose. Bent jau ne pelkiai, bet griaudžia, žaibuoja, žodžiu, audra bus. Ką tik kirto. Aš šitam, meldžiuos, kad atlaikytų. Šitas tai nieko, bet kaip man gulėti reikės jo papa. Jūs patikėkite manim. Geras, ne? Oho. Tokia kasdienybė. Ne kasdienybė, bet
taip jau gavos, kad šiandien biškį lyja. Aš čia vidury laukų kažkur. Audra praėjo gerai, nesušlapau. Viskas gerai. Vėl susikroviau mantą. Ir dabar lėkiu link Budapešto. Šiandien tikiuosi pasiekt Budapeštą. Ten vėl išsimiegosim, gal viešbutį kokiam. Ir ryt galvosiu, ar sukt atgal jau, ar dar kažkur toliau. O dabar į Budapeštą. Nenusiverst reikia kažkaip. Nieko nematau išvis. Nieko leidžiam. Opa, išlimpam. Yes. Pusė valandos. Aš vargau, kol pastačiau jį ant tos centrinės kojelės. Tokia šūdina, tokia prasta. Nežinau, kaip tada nepastebėjau, bet ta kojelė iš vis buvo visa susilankščius ir kreiva. Dėl to man buvo taip sunku. O kodėl šį pastatyti turėjau ant centrinės kojelės? O todėl, kad grandinė labai stipriai išsitampė. Tai reik biškį tempimą padaryti jai. Ir važiuosim toliau. Vat, ką tik patempiau, sutvarkyta. Štai dabar į Budapeštą lekiam. Kai dabar pagalvoju, tada buvo 4. kelionės diena. Bet tik tada aš pajaučiau tikrą važiavimo motociklu malonumą. Galiausiai aš supratau, kad išvažiuot buvo verta. Vien dėl tokių vaizdų. Dabar aš pervažiavau Slovakiją, ką tik kirtau 200 km. Slovakijoje labai lengvai važiavosi. Tie vaizdai pasikeitė iš Lenkijos kaimų, kur viskas mėšlus smirda, bet kažkaip gaiviau taip važiuoti lengviau. Vieną kartą aš su juo nuvirtau degaliniai, kai bandžiau ant centrinės kojelės pastatyti tą grandinę, mažiau patempti. Biškį nuverčiau, užgriuvo ant manęs, bet ant tų minkštų daiktų gale atsirėmė, tai nieko baisaus. Pats dėdas atėjo, padėjo pakelti. O čia kažkoks bomžynas savo kelias iškart, pasitinka Vengrija, mama. Yes, welcome to Hungary. Yeah. Ačiū. Dar viena šalis, kurioje aš niekad nebuvau. Tai Vengrija. A va tėva, Budapeštas. Dabar einu į Sovietų Sąjungos muziejų. Gal ne Sovietų Sąjungos, kažkoks tarybinis senovinis muziejus. Wow. Panovija kažkokia. Gal su tokiu važiuosim kitą kartą į kelionę, ha? Viskas kaip pas mane. Kuro kraniukas, karpas, oro filtras. Absoliučiai taip pat, o tik starteris nekojimas. Nu, nepatogus jau šiek man. Bet nuvažiuočiau ir su tokiu. Pabandau. Up.
O, zapas. Nu, gal pasimankštint kam nors apetitas kyla. Arba tortą suvalgyt va. Tipinis vengriškas butas. Dolgodat lejött, amit, akkor sporgutat is idézhet. Jofana, čia dar pridėta, žiūrėkit, konservų pilna. Ką čia su juo galima padaryti? Aš jau su tokiu važiavęs, mano draugelis turi. Police car simulator Žigulys, opa. Drifto, yeah! This one. Yeah. Thank you. Yeah. Viskas išeina. Reikia spręsti, kur dabar toliau eiti. Aš esu čia. Kas čia? Parlamentas. Opa, visai gražus. Reikia nueit pažiūrėti. Ruseliai čia atvažiuoja pailsėt, matomai. Nieko sau. Kur man eit dabar? Kitoj upės pusėj Buda, o čia ir Peštas. Galvojau dar eiti kitą upės pusę, bet jau nežinau, ar užteks jėgų šiandien. Bet jau reikia išlėkti ryte link Serbijos. Va, iš kairės laivas kaip laivas. Nė velnio, čia laivas, jam prieš šiknus bendrabutis prikabintas. Nespratau bairio. Prie pakrantės prabuvau tol, kol sutemo, nes vaizdelis ten buvo tiesiog vau. Bet reikėjo nepamiršti ir svarbiausio dalyko – vakarienės. Nu, restoranėlį atėjau pavalgyt biškį, tai neblogai čia. Yes, I would like to order, yeah, this one, stripes, yeah. Do you like garlic? Yeah, thank you. Cheers. Oh, thank you. Į sveikatą. Atnešė, sako, appetizerius jums vaišiname ir batoną. Молодец. Va čia tai suprantu aptarnavimas. Paragaukim. Ready made the stripes of loin of pork with garlic and fried potato. And this is the spicy paprika selection. Enjoy your meal. Okay, thank you very much. Wow. Ekonomėlis. Atnešė dar, sako, statom virškinimui šnapsas kažkoks. Nu čia tai geras. Man patiko tarnavimas liuks. Nu vau, restoraniukas tai pasaka. Ateina, dalina, čia appetizeris, garnyras, užkandukas. Viską vaišiname, vandens atneša, siūlo, klausia, ko norite, gal dar kažko, gal alergiškas, gal ne. O, troškinį tokį gerą atnešė, taip skaniai suėjo, vau, su paprika. Dėdukas dar su skudučiais tokiais groja, o, labai patiko. Atneša šnapso, sako, vaišiname, kad geriau virškinti. Sako, nevairuojate šiandien, sakau, ne.
Tai įpylė tokia skani. Labai gera diena buvo, biški sunkoka iš ryto. Ir bendrai nemažai nuvažiavau, tai čiut pavargęs. Bet Vengrija, galvojau, kad nepatiks, bet patiko tikrai. Galo dienos kažkaip pradėjo viskas gerai eitis. Musės suka lizdus aplink lempas. Kaip čia gražu vakare, kai viskas jau šviečia. Va, vargšelis paliktas vienas, apleistas. Svarbiausia, kad nepavogtas. Ir kėdė dar vietoj. Gerai, rytoj trauksim į Serbiją su tavim, mažulį. Norėjau pažiūrėti, ar nieks nepavogė. Kas čia vogs tokį trandą? Kriošiną. Tai iki rytojaus. Čia bus greitis. Čia tai gyvenimas. Tomorrow to Bosnija. Štai aš ir Serbijoje. Tuoj lietus prasidės galimai. Bet aš atvažiavau ieškot paskutinių garų varomų traukinių pasaulyje, kurie dirba dar.